Kelias savaitės Klaipėdos universitete svečiavosi profesorius iš Estijos Tarmo Somerė. Jis visai neseniai tapo Estijos mokslo akademijos prezidentu. Studentams profesorius dėsto su bangų inžinerija susijusius dalykus. Tarmo Somerė teigia, kad naujas titulas kiek pakeitė jo gyvenimą. Our task is not only to represent, but also take care of the development of science, education and culture in Estonia. So it will, of course, change Mūsų užduotis yra ne tik pristatyti, bet ir pasirūpinti mokslo plėtra ir kultūra Estijoje. Tapimas akademijos prezidentu pakeitė mano gyvenimą. Aš buvau pratęs skirti didžiausią savo laiko dalį moksliniams tyrimams. Dabar aš turiu daugiau dėmesio skirti mokslo akademijos problemams. Zoja Rakiševa apsilankiusi profesoriaus paskaitoje džiaugiasi šių paskaitų naudingumu bei įdomumu. Gautas žinias moteris žada pritaikyti universitete. Сюда мы приехали на обучение. И должна сказать, что Mes čia atvykome mokytis. Profesoriaus Tarmo Somerio paskaitos yra labai įdomios. Kartu baigėme Maskvos universitetą. Žinias, kurias įgavome iš profesoriaus, pritaikysime kosmoso technikos ir technologijos specialybių studijose. Profesoriaus teigimu, šiandien svarbu tirti jūrą, jos poveikį, kuo daugiau apie ją sužinoti. Gyvename sudėtingų laikų. Jūros lygis kyla, klimatas keičiasi. Tai itin susijęs su pokyčiais gamtoje. Viena kryptimi vėjai ateina vienoje šalyje, o kitoje jau visiškai kita. Tačiau kryptis bet kada gali pasikeisti ir vėjai išliks kitos krypties. Tai gali sukelti problemų. Todėl reikia krantų zonos gyventojus išmokyti pasiruošti šitiems pokyčiams. Mokyti, kaip reiktų į juos reaguoti.